Liudviko Rėzos pagrindinės mokyklos jūrų kadetai burlaivių įveikė Baltiją. 11-7 klasės moksleivių šis krikštas buvo pirmasis išbandymas jūroje. Per 2 paras 2 kart perplaukti Baltijos jūrą burlaivių esant 6 balų bangavimui, rišant mazgus ir keliant bures dieną, budint naktimis. Patyrusiam jūrininkui vieni niekai, tačiau ne tuomet, kai esi tik 7-tokas. Štai šis 11 burelis Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinės mokyklos jūrų kadetų vakar švartavosi Klaipėdoje, įveikę daugiau nei 400 jūrmilių Baltijos jūrą. Tamsta Brabanderio kapitonė. Kadetai reisu Lietuva, Švedija, Lietuva sėkmingai grįžo namo ir įvykdė visus uždavinius. Dėkojame, kad leidote būti įgulos sudėtyje. Burlaivio Brabander kapitonas liko patenkintas jaunaisiais įgulos nariais, kurie jau išbandė, ką reiškia pakelti bures. Kiek turim, dabar čia uždėti ant laivo, visas buvom pakėlę. Žino pavadinimus, žino, ką daryti? Mes vedėm mokymus ir buvo, reiškia, pamokos saugos laive, saugumo technikos, priemonių gelbimo visų. Buvo mazgus ryšė, botsmanas mokė, mano pirmas padėjėjas mokė kaip tik būrių pavadinimų, virvių pavadinimų. Aišku, kad ne visų. Visų neįmanoma išmokti per 2 dienas. Mes patys visų negalėtume per 2 dienas išmokti. Pavargę, bet pilni įspūdžių vaikai neslėpė džiaugsmo pirmuoju rimtų jūros krikštu. Žygiai sunkiausia buvo, manau, pats tas darbas su būriam virves rišti ir panašiai. O naktį budėti reikėjo? Taip, reikėjo budėti. Tai po kiek valandų ir ar nebuvo baugu? Buvo po 4 valandas, o baugu tikrai nebuvo. Iš tikrųjų buvo ką veikti. Labai smagu ir buvo ką veikti. Viskas praėjo normaliai, patiko labai. Tai ar mastai, ar galvoji savo likimą toliau su jūra susėti? Šiaip mastau kažką susėti. Ar nerimo buvo, kaip išplaukė duktė? Kažkaip tai ne. Labai pasitikėjom, kas plukdo jos. Bet visgi burlaivis, ne šiaip kokiu keltu plaukė. Bet ekipažas tai yra kapelionas Ramašauskas, kuris daug, kaip sakant, pasitikėjimo mums kelia žmogus ir atiduodam ramę sąžinę. Karinių jūrų pajėgų kapelionas, globojantis kadetus, džiaugiasi, kad Klaipėdos universiteto vadovybė suteikia galimybę jauniesiems jūrininkams plaukioti tikrų burlaivių. Tai jeigu įsijungtų tauta daryti tą darbą, o tada būtų gerai. O čia, žinot, vienas lauke ne karysėse. Bet stengiamės, kaip matot, progresas vyksta. Ir mes tikrai buvom jūra ir tikrai tie vaikai ir vedė laivą tiek dieną, tiek naktį. Ir visą kitą dirbo. Kai yra sakoma, kad jaunoji karta nevykus, ką galit pasakyti apie šitą būrelį kadetų? Man atrodo, apie tas kartas nevykusias tai kalba nuo romėnų laikų, taip kad čia su to nevykimu, tai žinot, kaip kiekvienas galvoja pagal savo sugėdimą. Ir mes buvom nevykusi karta, kažkas sakė, ir jūs turbūt buvote, ir vaikai, bet aš nematau nevykusių kartų, viskas čia normaliai. Vaikus, kai tai randi ko užimti, pavyzdžiui, kaip šitos vaikus, tai jie, man atrodo, kad dėl to nevykumo kalti mes patys būnam. Priminsime, pirmoji jūrų kadetų klasė įsteigta prieš porą metų Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinėje mokykloje. Tada nė vienas tuometinio 5-toko tėvelis ar mama neprieštaravo, kad jų vaikai būtų mokomi jūrinė dvasia. Šiandien matyti, jog tokiu būdu bandymai stiprinti jūrinę valstybę neliko tik gražūs užmojai. Lietuvos jūrų kadetai burlaivių jau įveikė Baltijos jūrą.